Tai sveiki visi, padarysiu ir kepą šiandienas, tai iki šiol dar nežiau šiandien čartų, visiškai off buvau, tai tiesiog bus toks thought procesas, kaip aš žiūrėčiau, kai market open 16:30, realiai, pagal biasą, ką galima matyti, praėjom va šitą high, tada grįžom 4 valandų fair value gapą, neturim kur daugiau čia grįžtam range, biški reaktinam, ne biški, o stipriai reaktinam nuo šito fair value gapą, ta per primarketą padarėm didelį swingą į viršų, 15 minučių ėjom ir tada ant pačio market openo ripinam į viršų. Nemanau, kad būčiau treinęs, nes nėra karelį targetint. Nu, nebent, ėjom į šitą 15 minučių, dar čia matau ėjom 15. Ką aš čia galėčiau pamatyti? Nu, yra šitas 5 minučių rejection blokas. Yra 15 minučių rejection blokas. To šitas. Galim pažiūrėti, kaip reaktina. Išėjom iš to rejection bloko, grįžom į jį. Ir tada čia realiai čia aukščiausias time frame'as, tai bent 5 minučių yra. Jo, yra 5 minučių. Ir galima būtų čia entry. GTP. Nu, čia vienintelė idėja, koks tradas galėtų būti, bet kai nėra ką targetint daugiau kairėje, tai realiai tiesiog sunku nuspręsti, kas toliau bus, ypač kai ant marketo taip stipriai kilom į viršų. 300 tiksų čia, žiauriai daug. Nu, tipo, kai padarom tokį 300 tiksų movą, daug šansų, nu, nežinau ar daug šansų, bet, tipo, tikrai didelė galimybė, kad konsoliduosime toliau. Nebus didelė move, vėl į viršų. Tai vienintelis entry koks pagal mano strategy būtų normalus. Tai o šitas longas. Aišku, galima su to stop loss'u biškį daugiau pažaisti. Pažiūrėti. Nu, kad ir čia stopsai. Bet vis tiek. Toks jau 1-ant-1 ar tradas, kai tokiam range esam, tai nežinau, ar labai apsimoka. Bet aišku, 1-ant-1 irgi yra žiauriai gerai. Svarbu winning tradas. Tai jo. Realiai niekur negalėjau tikėtis. Paskutinė savaitės diena. Ir jo, kitą savaitę naujas mėnesis. Šiandien irgi naujas mėnesis. Toks lėtas. Visai. Nebūtų koks tradas, tai jo. Tai kitą savaitę grįžtų prie funded account tradinimo. Ir vėl į savo ritmą. Ir jo, daug backtestinimo buvo. Strategy revisinimo. Tiesiog reikėjo to reassurance, kad viskas veikia. Ir jo, tai naujas traderis būsiu. Galima sakyti, tai jo. Tai šiandien tik tiek. Tai ačiū visiems, kad žiūrėt. Tai pasimatysim kitą kartą.